Sveiki gyvi gerbėmieji, ką veikėt gero, aš tai važinėju, bandau išmelžt iš šito rudens paskutinius lašus, išnaudot dar progą išvažiuot biškį ir už miesto. Pravažiuosiu ratuką tokį netoli Vilniaus, įdomesnio ką nors papasakot gal ar ką, o gal ir ne, nežinau, pamatysime. Sėdam ant žvėries ir lekiam tada. Pravažiuosime. Nežinau, kiek čia kilometrų gausis, kiam kilo gal. Plius minus. Tikriausiai turėtų gautis. Pats tas bus. Esu prie HBH. Kas žinot, kas nežinot. Jeigu matytos vietos. Ir iš karto įlendu į Raudondvarį. Kiek čia tų Raudondvarių Lietuvoje yra, man atrodo, prie Kauno yra Raudondvaris. Ir prie Vilniaus yra Raudondvaris. Žirgynas yra. Arkliukai, žirgai. Nu, vat ir išvažiuojam iš Raudondvario. Aha! Galvoju atlėksiu, ne? Ne. Nesulauksit. Lemma tas mano suskylęs stikliukas, tai gal per žiemą reiks pasikeist. Kalnelis ant kalnelio. Pašiliai, irgi pašiliai prie Kreketavos yra, kur Stumbrynas. Ir čia pašiliai. Nu, kiek daug atsikartojančių tų gyvenimų pas mus Lietuvoje, nu. Bet čia taip gaunasi. O vėjas, o traukia, šniokščia. Ajajaj. Čia karjeras kažkoks yra. Daro karjerą. Nu kągi čia privažiuojam, Liubavas. Liubavas. O čia koks vingis. Vieną pusę, kitą. Kmenukai, aišku. Kągi čia stovit? Nu kągi, sukame mes į dešinę link Nemenčinės. Ir po to nusuksim į keliuką tokį vingiuotą fainą. Pasivažinėt iki Paberžės, man atrodo, mes nuvažiuosim. O, kokį veža. Gal 6. Ir nedavažiavus Nemenčinės, mums reikia sukti į Paberžę. Reikia į Paberžę, akmenis per akmenis. Nu ir čia tada nusukus link Paberžės ir nuvažiuosime tokiais smagiais, vingiuotais, pakankamai keliais. Nu va, neprilakstysi niekur, gyvenvietės. Gyvenvietės, tai gyvenvietės. Važiuojam pagal taisyklės. Nu va, ir vingiukai. Kažkas šašlą kepa, nu. Užodžiau. Šiek tiek vingiai prasideda. Lemba vėsoka iš tikrųjų užvažiavus iš miesto. Striukė neįsisegiau pašiltinimo termo. Papačia tik tai su maikė trumpom, ilgom rankojom tai yra, tai biški prakošė. Striukė tai jau nebe vasarinė, neperpučiama, bet vis tiek termo pamušalas reikalingas pasirodo. Kukurūzai kokie dideli bliaumai čia. Farming simulator vyksta. Nu, čia ne simulator, čia real life. O net padavė kvapo, kur tu norėjai lenkt čia dabar. Tu žiūrėk. Kokį čia dabar tamsos baikerį prisivėjam.
Opa, koks aparatas. Ir čia dviratininkai važinėjasi. Šūdo kvapą padavė. Ne veltui laukai, matyt, biški trešia organiką ūkininkai. Bet ar aš rudens trešia, palauk? Gal ir iš rudens? Iš rudens turbūt, jo. Vien kukurūzų plantacijos bus selingos, nu, eina savo, iki pat miško, ten kukurūzų laukas. Žin, ką darysit, smulkinsit pašarui čia ar kulsit. Tai dar labai žali čia, iki to kulimo dar kokį mėnesį laiko laukia, po tai laukuose važiuot spalio mėnesį. Nu, bet jeigu kulsit, tai jūs geriau žinot. Bet tikriausiai, kad bus susmulkita ant pašarų. Pats smagumas prasideda. Gerai, kad priekį drausmintojas važiuoja. Neleidžia man viršyti greičio ir rizikuot. Sau taip ramiai ir vingiuoja, sau smaginėsi. Kiek čia daug ekologiško transporto propaguotojų, dar vienas, nu. Tokia pat ir aplinkiau ką tik. Transportas net ir už miesto toks. Čia kad švyro prinešta. Ant tokio posūkio, nu. Gali drėpteltis. Dviratininkai, kad siaučia čia šiandien. Oi, čia irgi nesidrėptel ant tokio posūkio. Čia dar pro Pelkynus pralėksim. O, šitas ženklas labai geras. Reiškia, bus vingių. Nu ką, privažiuojam, betonkę remontuojama panašu. Kirsim per betonkę. Pažiūrėsim. Nu, saulę galėtum ir išleisti iš po tų debesų. Iški pašildyt. Įjungt šildymą. Džiugu smagu, klausykit, kaip sparčiai dirbosi. Darbai einasi sparčiai, o čia tai bus aštru. Aštrus kantas. Op. Oi, čia koks visiškai rudenėlis prie ežerėlio. Ant kelio nemažai žemių pridrabstyta iš po laukų. Darbymetis ūkininkams susiskūst visus dabar nukultus laukus. Per Paberžę pasiekta. Nu, Paberžėj per šį sezoną tai jau daug kartų buvau. Kažkaip taip susiklosto. Na, aišku, čia ratukas toks geras gaunasi aplink Vilnių važiuot pro Paberžę visą laiką, tai nieko nuostabaus. Pagalvoju, kur man reikia važiuot. Ar man reikia važiuoti tiesiai, ar man reikia važiuoti link Vilniaus. Tai kai aparatas parskrieja. O, vienvietė transporto priemonė. Da užtiuninguota kokį. Biški ne ten nuvažiavau. Kitur noriu važiuoti aš. Pro Pikeliškės. Ir dar po to prie tokią gyvenvietę, kuri vadinasi Karvys. Ten dar šiek tiek daugiau vingiuoto kelio atkarpų bus. Nes čia jeigu būčiau tiesiai važiavęs, tai ne taip įdomu. Link Karigau. Toks aplink Vilnių važiavimo tradicinis čia maršrutas. Ta matau vieną motociklistą, kuris garantuotai tą pačiu keliu važiuos. Čia nusukimas link Maišiagalos, bet mes ten po to pasieksim, nuvažiuosime Maišiagalą pro Karvį.
14 km. Nedaug. Lemba oras tai toks jausmas, kad pradeda vėst. Jau yra po kiek čia? Po pusę 4 vakaro jau pavadinkim. Tai biškai jaučiu, kad vėsta jau. Temperatūra. Nu va, ir karvys už 8 kilometrų. Kad sėdi pavargai. Nu, turbūt, kad pavargai. Čia koks kubelis fainas. Aš irgi pavargčiau tie kilometrų minus. Čia tai savo ponas atsisėdė su varikliu savo ir važiuoja. Su dviračiu pačiam mint, ne kažką. Nu, 2,5 kilometro vingių. Biškai įsilėkiau, jau atlaiskit. Biškai prilėtinam, neįsijaučiam čia per stipriai. Kad nebūtų po to kokių nors tai nespadzenkų. Ten va čia miške važiuojant, tai iš vis bėsų jau rankenėlės reikia jungt dar šiltesnį. Dar šilčiau, kad kaitintų. Nieko nebus. Sveikas. O, kiek čia jūsų daug. Eina savo posakis, aš su viena ranka posakį šeiminėjau. Wow. Aš jau čia pažengęs vairuotojas gaunasi. Man čia tik vaidenas, ar man tikrai jausi kokis tai vabalas įskrydęs iš šalmo bando įlyst. Kutena. Davai lysk iš ten tik tai. Netrukdyk man, nenoriu stoti. Krapštytis ten dar. Spėkit, kur buvau. Važiavau. Basilingai sysiu užsinarėjau. Teko sustot. Nu, bet ką. Mano, mes pirštinės varom toliau. Trumpas lyrinis nukirpimas. Panašu, kad aš arba nedaspaudžiau įrašymo mygtuką, arba man buvo pasibaigus kortelė į vietą. Na, aišku, pasibaigus. Ir aš nenufilmavau kažko tais. Nu, tai ką padarysi? Kaip sakant, nuo žioplumo vaistų nėra. Tai ką, nu tai tada teks kažkaip taip kažkaip ir atsisveikinti su jumis. Nu tai ačiū tada, kad žiūrėjot. Ir iki kito karto. Do widzenia.